Prieitinas. Super įvyksta. Pabandžiau porą kartų kilt, galvoju, gal jisai apsigaus, kils, bet žiūriu, nekyla. Bet aš jau paskui jaučiu, kad viskas, kad man jau yra, galų gale būtų Robinzonas, dar gali kentėti. Paskui aš supratau, jeigu aš būčiau dar 5 minutės, jis būtų nalpęs po vandenį. Dabar jis pirmą vis tiek įkvėpė, jau taip išplaukė, bet jį atkėlė, jis dar įkvėpė ne vandens, o oro. Banga iškėlė mane į paviršių. Viskas man baigėsi laimingai, nes keletą akimirkų jau buvau kitame pasaulyje. Vis dar negaliu patikėti, kad taip įmanoma. Valios pastangoms sulaikyti kvėpavimą ir šitaip numirti. Japonai puoselėjo tokią savižudybės formą. Pavyzdžiui, patekę į priešo nelaisvę, jie nusižudydavo valios pastangom, be jokio ginklo. Tik valios pastangom. Manau, turėčiau tuo didžiuotis. Ar to es domāju, kad es varētu lepoties. Jeigu žmogus gali šitaip valios jėga nusižudyti, aš nežinau, aš žinau, kad aš galiu daugiau už jį techniškai, va taip, mano organizmas geriau pasiruošęs išbūt be oro. Tas laikas man yra normalus tiek išbūti. O jam jisai vertė save kokią 1,5 minutės būt, grinai taip, būsiu ir nepasiduosiu. Tai iš esmės, iš vienos pusės aš galiu sakyti idiotišką, kam daryti, kam žalot savo smegenis, kam nualpti, jeigu jis būtų oro įkvėptas, paskui gal jau būtų net pumpavę, arba būtų sunkiai atpumpavę. Tai buvo sekundžių klausimas, visai iki ribos prieėjo. Gali kalbėti gal ten iš vaikystės, gal ten jo šeimos kokios problemas, gal jis čia taip mėgsta ant ribos vaikščioti apie tai, kaip jis kalba, ką jis daro. Bet vėlgi iš kitos pusės pasibaisėjęs to, aš vėl, žaviuosi, aš dėl šeimos galėčiau ten vaiką, draugę gelbėti, dar gal kažkokie atvejai, kada tu gali žūti. Ar ten kaip nors rizikuoti taip visiškai. Nekontroliuoti situacijos, eini, mirt gyvent, o čia laimėti ar mirtis, arba pergalį. Tai ir žavi. Andris vis įrodė, kad jisai nesveikai žiūri iš tą žaidimą ir tas jo vakarykštis žaidimas buvo toks, kad, aš nežinau, aš tai buvau pakraupus, kad žmogus gali taip su savim žaisti ir antiek norėti stipriai laimėti kažkokią tai prizo rungtį. Aš gyvenime negalėčiau taip su savim pasielgti. Ir dėl to vakar aš taip labai jau ir nesistengiau. Aš pajaučiau, kad man negerai ir aš išlindau. O jisai labai norėjo aplenkti Rimą, manau. Antiek buvo pas jį jau sukilęs tas aršumas. Jisai negalvojo apie save. Jisai galvojo, kaip man aplenkti Rimą. Aš taip manau. Bet tai galėjo jam labai blogai baigtis. Rimas man mūžīgi sīvākais. Rimas kaip visada stipriausias priešininkas. Šioje rungtyje norėjau jį įveikti. Kai pajutau, kad man jau darosi sunku ir pamačiau, kad jis dar po vandeniu, užsimerkiau ir ėmiau skaičiuoti. O kai atsimerkiau, jau buvau virš vandens. Kad jis atvēra acis, es jau biju virs ūdens. Aš skaitau, Andris nelaimėjo paprasčiausiai Rimui išnyrus, jį išmetė bangos į viršų, nes jis jau sąmonę buvo praradęs po vandeniu. O grinai čia sekundės dalis buvo, kad Rimas išnyro ir tik po to Andris pakilo, bet jis jau pakilo be sąmonės. Nes buvo visas pamėlės, putos pradėjo eiti iš burnos, ten garsus pradėjo leisti, jisai, aš manau, kad dar kokios 10 sekundžių arba daugiau ir reikėtų daktaro rimtos pagalbos, nedaug dievė būtų kas atsitikę. Nes jisai tiesiog savęs nevaldė, o jo kvailas principas nugalėti būtent prieš Rimą, jisai sakė, aš būtent norėjau prieš tave nugalėti. Tiesą pasakius, iš pradžių aš pagalvojau, kad jau viskas, kad aš laimėjau, nes jisai iš esmės be sąmonės, tai, yra sporto šakų, kur jeigu jau be sąmonės žmogus prarado, tai jis ko gero toliau dalyvauti negali, kaip paskui paaiškėjus nelabai ir galėjo. Nežinau, ką po vandeniu veikė jis. Kodėl po pirmosios rungties ten pateko būtent jis. Jis netgi nebepastovėjo ant kojų. Matėt, kad aš puikiausiai laikausi už suolelio. Puikiausiai išlaikau pusiausvyrą, o jis tik blaškėsi. Ženklą sudėliojo bet kaip, bet tvarkos, kelis kart išvertė stalą. Filmavimo grupės nariai kelis kart tiesino jo staliuką. Taip smegenų ląstelės miršta.
Net jei tai būtų buvusi paskutinė rungtis. Jau geriau išplaukti nebegyvam, negu pripažinti pralaimėjimą. Štai kas svarbiausia, reikia mokėti pralaimėti, išnerti, nusišypsoti, paspausti nugalėtojų ranką ir pasakyti, šaunuolis, tu mane įveikiai. Labai džiaugiuosi už Kristinę, ji nugalėjo garbingai. Visi labai džiaugiasi, kad laimėjo būtent Kristinė. Ji tikra šaunuolė. Vakare Andris elgėsi įprastai, lyg nieko nebūtų įvykę. O kiti? Visi bandė įbarti už tai, ką padarė. Mokyti, kad šitaip elgtis negalima, kad čia yra žaidimas ir kad už pinigų šitaip aukotis negalima. Bet Andris elgėsi taip, lyg jam tai visiškai nemotais. Kai kurie iš mūsų laidė juokelius apie sąmonės netekimą. Pusė to vakaro juokelių skambėjo taip, aš alpstu. Kai pamačiau, kokį prizą Kristinė galėjo gauti, labai nuliūdau. Pamaniau savo 1000 eurų. Grįžęs turėjau imtis kaip tik tokio dydžio studento paskolą. Kitaip neįsiversiu. Taigi tie 1000 eurų būtų man labai pravertę. Jei tą rungtį būčiau laimėjęs aš, būčiau pasiėmęs pinigus ir įskridęs. Manau, vis dėlto būčiau pasirinkęs pinigus, nes pagrindinis prizas vis dar lošiamas, o 1000 eurų jau būtų mano. Kai važiuosiu namo, turėsiu tik 25 kronas. Už jas turėsiu pasiekti Tartu, paskui Valgą, gal dar kur nors pakeliui užkasiu. Apie Valgį kalbu ne šiaip savo. Estijoje tikrai negalėsiu sau leisti išlaidauti. Gal jau bus pervesti paskolos pinigai. Vis vien važiuosiu pas mamą. Ten bent gausiu pavalgyti. Labiausiai gal pinigų dabar reikėtų Raną. Nes taip aš supratau, kad jeigu jis būtų galėjęs, tam pasirinktis būtų tą 1000 eurų pasiėmęs. Ir jis taip atvirai sako, daugiau aš net nežinau. Nekalbamės apie pinigus, neatrodo, kad kažkam tai yra mirtinai svarbu. Nemanau, kad kas dar Ugnė lyg pasvarstė, gal jinai už būtų išėjus už tą 1000 eurų, bet nežinau, ar dėl to, kad jai pinigų trūksta, ar gal jau kažkiek jie atsibodo, aš nežinau. Aš manau, kad nenoriu suklysti, bet pinigų labiausiai reikėtų Ugniai. Tiesiog kažkaip išsišnekėjom viską, savam namui, tai yra būtų, kad savo, nežinau, tiesiog manau, kad Ugniai būtų realiausia, nes ir kada ta buvo prizo rungtis, kada Kristė atsisakė 1000 eurų, mes Ugnės paklausėm, jinai taip, aš nežinau, taip svarstė, jeigu greičiausiai, ir aš paskui Ugnė imk pinigus. Tiesiog, realių šansų tavo finalą išėti nėra labai daug, principe. Taip, kad nors kažkiek tu turėsi pinigų ir jai tikrai jų reikėtų, Jeigu tai būtų amerikietiškas variantas, kurie ten ar $1 000 000 laimi, tada aš manau, kad ir santykiai tarp mūsų būtų kitokie. Mes kalbėjom apie tą vakarykštį 1000 eurų prizą. Nebūčiau neėmęs. Jeigu tu suvoki, kad tu tos pinigus gali, pakankamai nesunkiai uždirbti, ar tiesiog gali juos uždirbti, ir tai yra realu, ir tu suvoki, kad tu tokius panašius laikės rankose, ir tiesiog... gal tu turi šansą būti tose Robinsonuose tik vieną kartą gyvenime, ir tikriausiai taip yra. Ir dabar mesti dėl 1000, tai yra, aš būčiau taip pat pasielgęs kaip Kristina.
Mano mama pasakė, jei pasieksiu finalą ir atstovausiu Latvijai, o pagrindinį prizą laimės kas nors kitas, ji labai nuliūs. Nes šitiek laiko būsiu išbuvusi tokioj kankynėj. Lietuje ir karštyje, kentėdama alkį. Ir nieko už tai negausiu. Es, domātu kaut kur Svarstyčiau nelgiau kaip sekundę. Tikrai būčiau pasirinkęs žaidimą. Dėl 1000 eurų. Jaučiausi kaip nevykėlis, jei pasirinkčiau pinigus ir išvykčiau. Jei prizas būtų buvęs 5000 eurų, būčiau paėmusi nedvėjodama. Ką būčiau pasirinkęs aš? Manau, gyvenime jau ne kartą esu rizikavęs. Todėl vien dėl pinigų žaidimo nesitraukčiau. Noteikti neparakstītos braukt, teiksim, mājās. Ne. Nusprendžiau pasistengti išbūti čia kuo ilgiau ir pasidžiaugti kitų draugija. Tai, kad vieno iš mūsų dar laukia pagrindinis prizas, man yra svarbiausias dalykas. Čia esantis nori patekti į finalą. Be abejo, jau aš sutikčiau labiau gal pralošti prieš šimą negu prieš ugnę. Taip, labai atvirai, paprastai pasakysiu. Jeigu aš nepateksiu į finalą, tai kažkas nepasisekė. Aš noriu finalą. Sakysiu, jeigu aš nepateksiu į finalą, tai kažkas nepasisekė man. Aš noriu finalą. Labai paprastai, taip jaučiu, kad noriu. Visi čia esantis nori patekti į finalą. Lygiai taip ir aš, bet aš tikrai neisiu per galvas ir nedarysiu kažko, kad aš patekčiau. Kad tik aš patekčiau. O dabar aš matau, kad vis tiek daugiausia galimybių turi Rimas. Be abejo, jau aš sutikčiau labiau gal pralošti prieš šimą negu prieš ugnę. Ne dėl to kaip prieš žmogų, bet gal pas mane tas toks senas vyriškas stereotipas, kad vis dėlto vyras turi būti, stipresnis gal. Bet be abejo, aš jau ugnė irgi sakiau, jeigu tu laimėtum aplamai va šią rungtį, tai būtų fantastika. Aš nežinau, tai būtų net gal ir džiugu, kad laimėjai. Jeigu daleiskim, išeičiau aš į finalą, aš truputėlį bijau dėl savo jėgų, nes jos aišku yra nusilpę ir tokios atsakomybės aš kažkaip... Finalas, laimėsiu. Aišku, noriu laimėti, nes aš šito ir važiavau, bet jau lyginant toksai, koksai išvažiavau, su kokiom nuotaikom ir noru, dabar tiesiog biškai prislopintas. Laimėsiu, gerai, labai fainai, labai be abejo namų pasilgų, man namai užgožia viską. Šios dienos Robinzono rungties užduotis atrodytų paprasta, bet patikėkit, tikrai sunki. Žaidėjams teks kuo ilgiau išsilaikyti virš vandens apsikabinus palmės kamieną. Jokių nuolaidų moterims. Visų teisės lygios. Visi kovoja dėl neliečiamumo salos taryboje. Neliečiamumo, kuris artėjant finaliniai rungčiai tampa vis svarbesnis. Robinzono rungtis. Sveiki, Robinzonai. Sveiki. Kągi, iš pradžių paprašysim, kad Andris grąžintų Robinzono statulėlę į vietą. Na, o jūs visi šiandien vėl turit, skaičiau, puikią progą pakovoti dėl neliečiamumo teisės. Beje, Ranno, geriausias Estijos Robinzonas, jau turintis neliečiamumą iki pat finalo, galės balsuoti salos taryboje tik tuo atveju, jei laimės rungtį. Na, o dabar apie rungtį. Jums reikės kuo ilgiau išsilaikyti virš vandens ant palmių kamienų. Palietęs vandenį, rungtį baigia. Viskas paprasta ir nelengva. Suruošę? Taip. Olen kohtuda tave. Pirmin. Ei. Uzmanību! Dėmesio! Laiks!
Ką gerimai, laimėjai turbūt iki šiol pačias, nesudėtinga, bet pačią fiziškai turbūt sunkiausią Robinzono rungtį. Treniravausi labai Latvijų palmės kaip reikiant. Matai, niekas nepraeina veltui. Tad dabar įteikiu šią tikrai labai svarbią, ypatingai artėjant finalui, Robinzono statulėlę. Ačiū. Salos taryboje turėsi neliečiamumo teisę, Rano neturės balso teisės. Primenu, Kristin turi 2 balsus. Taigi sveikinu, nieko daugiau negaliu pasakyti, matau šypseną tavo veide, seniai jos nebuvau matęs, tai aš laimingas, tu turi jėgų ir dar kartą ovacijos nugalėtojai. Ačiū ir matomės Salos taryboje. Iki. Sėkmė. Võistlus oli ikka päris Ši rungtis